Vakaras Panevėžio miesto konsultacijų poliklinikoje. Čia laisvu metu įstaigos personalui talkina nuo 14 iki 29 metų jaunimo savanorišką tarnybą pasirinkęs Rokas. Dirbu įvairiai, kadangi vis dar esu mokinys, tai derinasi pagal mokyklos grafiką. Dažniausiai apie 4 valandas ir matuoju temperatūras, žiūriu, kad nebūtų per aukšta. Taip pat liepiu dezinfekuoti rankas, stebiu tai ir dabar išdalinu ir antikūnių testo atsakymus. Paklaustas, kodėl pasirinko pusmetį trunkančią savanorystę, Rokas vardyja kelias priežastis. Manau, kad tai yra puikia galimybė atsiskleisti, kai man kaip asmenybė, aš galiu pažinti profesiją, pasimatuoti ją, išbandyti, ar tai yra tai, ko tikrai aš noriu, nes aš kaip ir planuoju studijuoti mediciną, tai man tai suteikia tą puikią galimybę. Ir taip pat manau, kad tai padeda ir kitiem čia dirbantiems žmonėms, kad aš galiu sumažinti jų darbo krūvį. Dirbam beveik 3 mėnesius. Būna kaip ir visokių darbų. Kaip šiandien ką tik grįžom iš druskos barstymo. Ir ne per seniausiai pasipuošėm girliandom. Ant langų snaigės. Vakar buvo renginys, dėl to negalėjom pasiliepti. Taip ir būna, kad tiesiog tokie paprastesni darbai iš namų. Pavyzdžiui, reikia kokį nors plakatą lengvą padaryti ar dabar darom atvirą jaunimo centro veiklų videoklipą. Šiaip, kad būna būrelis koks nors, tai Deividas kilimą nuneša, kolonėlę padeda. Tai čia irgi priskaitom kokias kelias minutės prie tų valandų. Bent jau aš pasirinkau šį pusę metų, nes žiema nėra labai ką veikti namuose, trumpos dienos, ilgesni vakarai. Reikia praleisti turiningiau savo laiką, dėl to susitikau savanoriauti kultūros centre. Man tiesiog netgi buvo labai liūdna žinoti, kad niekur nėra vietos kažkur įsitraukti į savanorystę, nes aš labai norėjau padėti. Ir iš tikrųjų man net nebuvo svarbu, ar kultūros centre, ar, nežinau, kažkokiem tai žmonėms šiaip maisto bankas, ten būna visokie tokie. Bet kažkaip pasitaikė tokia proga, kad Gabrielė, tai mūsų jaunimo darbuotoja, jinai mums papasakojo apie šitą visą, kad vyksta savanorystė, tai aš iš karto turbūt buvau pirmoji, kuris sako, gerai, kodėl ne? Visi savanoriai tikrai įdeda visą savo širdį ir tikrai skiria ir laiką, ir pastangas, o kalbant apie Roką, tai yra super šaunuolis. Kadangi mes turim minimalius, sakykime, reikalavimus, kiek savanoris turėtų skirti laiko savanorystei, tai Rokas yra vienas iš tų, kurie būtent neskaičiuoja savo laiko. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai intensyvi pusmečio 240 valandų programa, kurios metu jaunuoliai savanoriauja akredituotoje įstaigoje. Viktorija sako, jaunam žmogui tai naudinga visokeriaupai. Duoda galimybę gauti 0,25 balo prie baigiamojo balo, kai įstojama į Lietuvos aukštąsias mokyklas, universitetus arba kolegijas. Kitas dalykas yra labai geras, tai badgecraft, tai skaitmeniniai kompetencijų ženkliukai ir jaunuoliai per tą laiką, ką skiria savanorystė, jie taip pat tobulinasi savo įvairias kompetencijas ir savanorystės pabaigoje išduoda departamentas taip patvirtinantį pažymėjimą, kurie, sakykime, eidami į darbo rinką, sakykime, ieškodami savo pirmo darbo, tai ką prašo darbdaviai dažniausiai, tai įrodykit savo patirtį, tai savanorystė ir tie kompetencijų ženkliukai, pažymėjimas tas padeda būtent įrodyti, kad savo žinias ir patyrimą. Kitas dalykas, savanorystė padeda pasimatuoti, ar ta, sakykime, studijų kryptis, kur jau jaunuolis planuotų stoti baigęs mokyklą, ar tai iš tikrųjų ta? Į jaunimo savanorišką tarnybą Panevėžio rajono savivaldybė kviečia registruotis iki gruodžio 18 vakaro. Atrinkti jaunuoliai darbą galės pradėti kovo mėnesį. Išsamesnė informacija panrasa.lt.